Kalbėti apie Dievo gailestingumą yra gana sunku, nes iš ties čia taip kaip skruzdėliai kalbėti apie žemės gaublio geografiją. Iš tiesų prie jo galbūt tik pačio kraštelio prisilieti, jau vyksta perkeitimai tavo gyvenime, o to dydžio jis neapriepiamas, jis yra žmogui turbūt per didelis suvokti, įsisąmoninti ir patirti. Tai apie jį gali kalbėti tik labai individualiai. Ir aš galvoju, Dievas taip ir ateina pas žmogų, per jo širdį, per jo dvasią, per jo tikėjimą ir tą santykį su juo. Iš tiesų, Dievas siunčia labai daug ženklų, tik tai kaip juos perskaityti. Būna perskaitai, nes jie yra parašyti ir tai nesupranti. Arba supranti labai iš lėto. Tai visa laimė, kad Dievas yra labai kantrus, be galo kantrus, be galo atlaidus ir be galo, aišku, gailestingas. Tai sugeba atleisti, nes, ką žmogus gali iš jo patirti gali iš tikrųjų laimę, tačiau prie tos laimės prisikapstyti. Tam materialiam pasaulyje, toks kaip aš, sakykime, būdamas jaunas maksimalistas, darboholikas, save laikantis kūrėjų, dieną naktį dirbdamas, siekiau žemiškų tų aukštumų ir atrodo, kad jau, va tuoj čia dar truputį reikia padirbėti ir jau čia bus ta laimė, tačiau pamažu pradedi suvokti, kad viskas kitaip truputėlį. Ir Dievas siunčia tos ženklus. Jisai kantriai, tarkim, kaip atpratau dirbti sekmadieniais, tai tiesiog Dievas negalėjo pasakyti, arba tiksliau jis pasakė, reiškia, sekmadieniais reikia visiems ilsėtis. Tačiau aš pirmadieniais sužinodavau dėl visai nežinomų aplinkybių, kad mano sekmadieninis darbas nereikalingas. Jis yra bevertis. Jis buvo daromas tuščiai. Ir tai buvo ne vienus metus, kol supranti, kuo tu užsiimi. Ir taip yra visose dalykuose. Atsisukus į Dievą pasikeičia požiūris ir į tai, ką tu veiki. Vardan ko veiki, kas tave supa, tai tada pradedi pastebėti tos žmonės, tos tave supančius geruosius, dėl kurių gyveni ir faktiškai dėl kurių verta ir stengtis. Tai tuomet įvyksta tam tikras ir, kaip pasakyti, įvyksta tam tikra peržiūra, vertybių peržiūra žmogaus viduje. Ir aš manau, kad Dievas, būdamas begaliniai gailestingas, jisai kiekvienam turi šansą parengęs, kiekvienam turi galimybę. Reikia tik tai prašyti, belstis, atgailauti ir stengtis save pakeisti savo širdį, savo santykį su Dievu. Bet tai yra, aišku, kelias. Negaliu sakyti, kad aš kaip nors toli kažkur nesu nuėjęs, aš tiesiog stengiuosi eiti tuo keliu. Aš turiu tokį gyvenimo draugą, dvasios mokytoją, kuri mane čia atvedė į tą šventovę, tai kažkaip
mes einam kartu. Kartais einam ir į kitas šventovės pasimelsti, tačiau čia kažkokia yra ypatinga galbūt atmosfera ir ta kamerinė aplinka padeda susikaupti. Pagaliau mes tam Dievo gailestingumui kasdien meldžiamės, tai čia turbūt geriausia vieta tam.